Sveiki, draugai. Nutariau nufilmuoti tiesiog mūsų artėjantį savaitgalį. Taip, šiandieną ketvirtadienis, bet šiandien mums prasidėjo savaitgalis, todėl kad mes tiesiog taip norim. O žinot kodėl? O todėl, kad mes tiesiog esame laimingi. O žinot, kaip yra pasakyta, laimingi laiko neskaičiuoja. Ir iš tiesų taip yra. Ir jeigu jūs šiandieną atsikėlėte su bloga nuotaika ir jaučiatės dėl kažkokių tai priežasčių nelaimingi, tai žinokite, yra todėl, kad jūs praeityje savo gyvenime darėte kažką tai ne taip. Kažkur kažkada pasielgėte ne taip, nes kitaip negali būti. Jeigu žmogus elgėsi taip, kaip tavo sąžinė sako, kaip sako tavo jausmai, tu elgiesi taip, kaip kad savo artimiesiems dovanoji džiaugsmą, tai tu jausis kitaip ir negali apart to, kad dalintis jų laimę ir pačiam būti laimingu. Taigi, jeigu tu nesi šiandien laimingas, reiškia, tu padarai vakar klaidų. Bet tai čia nėra nieko baisaus, todėl kad žinote, šiandieną, kada jūs manęs klausotės, tai prieki jūsų laukia visas likęs jūsų gyvenimas. Ir kaip jūs tą gyvenimą nugyvensite, priklauso vėlgi tik tai nuo jūsų. Jūs tiesiog šiandieną, ne šiandieną, tiesiog rytoj atsikėlę, o rytoj bus paskutintas jūsų pirmasis, jūsų viso likusio gyvenimo rytas. Ir nuo rytoj jūs galite pradėti gyventi tiesiog visiškai kitaip, nei jūs gyvenote šiandieną. Aš parodysiu, kaip mes gyvename. Pasidalinsiu savo džiaugsmais, pasidalinsiu savo viltim, ko aš tikiuosi iš gyvenimo. O aš galiu iš karto pasakyti, aš iš gyvenimo nesitikiu nieko. Tiesiog aš žinau, kad nieko gero man gyvenimas neatneš. Iš gyvenimo pasimti viską tu turi pats. Ir kiek tu išsiplėši iš to gyvenimo, tiek tu to ir turėsi. Taip yra tiesiog. Ir kitaip nebus, ir niekas jums tos laimės neatneš. Laimę išsikovoti, kaip ir laisvę, tu turi pats. Taigi mūsų savaitgalis jau prasidėjo. Štai mano šeimyna. Čia štai mūsų naujas šeimos narys. O dar vieną dalyką noriu pasakyti. Žinote, vyras, jeigu nori pasigirti arba parodyti, koks jis yra, tai ne jo mašina apsprendžia apie vyro padėtį, ne jo pinigai, moteris. Moteris tai yra tai, ką turi vyras ir ko jisai vertas. Moteris yra vyro veidrodis. Pažiūrėjęs į vyro moterį, tu viską suprasi, koks jisai yra. O aš jas turiu netgi 3. Taigi, dabar mes atsišvartuosime, čia mes dabar prisišvartavę savo gyvenamojoje vietoje ir plauksime per tiltą ten prie kitos jachtos ir pabandysime tą jachtą mes šį savaitgalį kažkiek tai paremontuoti, todėl kad plaukti niekur nesirašėm, nes tai lyja, tai nelyja, tai lyja, tai nelyja, tai pučia vėjas, tai nėra vėjo, atsiprašau. Ir į kažkokią tai kelionę ilgesnę išplaukti mes kol kas planų neturime. Taigi, tiesiog mes dabar vasarą gyvename laive. Ir šiek tiek to gyvenimo, kaip mes tame laive gyvename ir parodysime. Taigi, einame, bandysime kurti variklį ir plauksime prie to tilto, laukti, kada jis atsidarys. O tiltas atsidaro, kada tu prie jo priplauki ir pradedi suktis ratais, tada per kameras pamato operatorius, kad čia kažkas tai jau laukia ir tą tiltą atidaro. Tai taip mes ir padarysim. Varom ten. Brač, reikia įsigyti kažkokią tai kamerą, su kuria galėtų man kaktos kažkaip tai laikytis ar kažkaip, kad abidvi rankos būtų laisvas, nes iš tikrųjų vairuoti laivą, tokį didelį, su viena ranka ir su kita ranka filmuoti, iš tikrųjų visiškai sunkiai gaunasi. Taigi, štai tas tiltas, pabandysiu šį pritraukti. Tai štai mes plauksime štai čia. Tas tiltas, jisai pasisuka
ir per čia praplaukia. O ten, jeigu matote, anoj pusėje vėl stovi laivai, tai čia mūsų tas pats klubas, tik tai kita pusė. Ir ten stovi dar kelios mano jachtos, prie kuriuo aš ir bandysiu šį savaitgalį pasikrapštyti. Štai kokias nuostabios vietos. Gražiai, bliamba, tie švedai gyvena. Daugelį aš iš jų pažįstu, kurie gyvena šitose vilose ant kranto. Šitą restorano savininką pažįstu. Ir žinote, nei vieno iš jų aš nemačiau laimingo žmogaus. Visi jie skundžiasi, visiems jiems blogai gyventi. Tai mokesčiai per dideli, tai algos per mažos. Na, žodžiu, jie visi turi kažko tai skųstis. Tiesiog paradoksas, mes negalime svajoti taip gyventi, kaip jie dabar gyvena, o jie nesijaučia laimingi. Tai toks, sakyčiau, yra ir įrodymas, gal sakys. Na, tikrai nei piniguose, nei jų kiekyje nėra laimė. Tiesiog jeigu aš turėčiau tokį namą ant pakrantės, tai čia būtų paskutiniai kiaušai, apie ką galiu svajoti. Na, bet jie tai turi. Ir čia tik tai tokia mažoji dalis, ką jie turi. Ir jie tos laimės kaip ir neturi. Nu, aš neturiu nieko, aš valkatinis esu. Štai vasarą gyvenu šitame laive. Na, o laimės yra pilnas akis, pilnas kalaškės. Ir dalelytę, aš dalinuosi tos laimės su jumis. Ir kiekvieną kartą kviečiu plaukti kartu ir patirti tai, ką patiriu aš ir mano šeima. Taigi, laukiam tiltą atidarant. Na, štai tiltą jau beveik atidarė. Na ir plaukiame į kitą pusę. Štai iš priekio atplaukia dar vienas būrinis laivas. Tikiuosi, mums čia užteks vietos abiem prasilenkti. Nu, Švedija, iš tikrųjų, ta infrastruktūra tai neįstebina. Čia nereikia prašyti, aš girdėjau, kad Klaipėdoj per Dangės upę, tam, kad atidaryti tiltą, anksčiau reikėjo skambinti į savivaldybę, o dabar išlipti, rašyti prašymą ir ten jie sprendžia atidaryti tiltą ar ne. Įsivaizduojate? Toks blecha košmaras. Na, o Švedijoje šitų tiltų ir aš iš tikrųjų nežinau kiek. Visur kur tik plauksi, nes Stokholmas pastatytas ant salų, tai visos šios pajungtos su tokiais tiltais ir visi jie yra atidaromi be jokio vargo, pagal grafiką, kas valandą atidaro ir tau tiesiog, be jokių problemų. Taigi, štai pasilenkėme mes gražiai. Pasisvajagtutė čia plaukėja. Na va, plaukiam dabar į ten. Čia biškelis sudėtingas manevravimas bus, nes labai siauros vietos. Tai sakau, norėčiau pafilmuoti, bet neišeina, nes Aistė manęs laukia tenais, kadangi jinai turės pagauti lyną ir pritraukti mane prie molo, nes man nelabai išeis prisišvartuoti, todėl kad seklu ir labai nėra vietos. Taigi, laivas didelis ir nėra toksai manevringas. Taigi, žiūrim, kas bus toliau. Taigi, nusprendžiau priekiu prisišvartuoti. Tai yra geriau. Taip, su padrulkė dabar. Laimiai priekį stovi irgi mano jachta. Tai netgi jeigu mes ją įmontuosime, atsiprašau, tai nieko čia tokio kaip ir neatsitiks. Taigi, dabar bandome stabdyti. Viskas, jachta sustojo. Viskas. Mes namie. Štai kaip gražiai mes stovime. Taigi. O ką čia? Štai duodame vieną švartuvą storui. Imk storis. O kodėl? Nenoriu. Dabar einame, pririšam čia bumt. Nu, trauk. Ne, su viena ranka, tai čia žinokite, hebra, nešvartavimas, jis ir ne visiškai joks. Čia yra pornografija iš tikrųjų. Nes dabar man reikia per šitą skylę ištraukti ir ten už to knechto
užkišti. Ir čia man, blemba, nelabai gaunasi. Nu, bet bandom. Oba. Visi. Kiek liko vienos jachtos? Ką reiškia nedaug? Nu gerai, vėl baigiu filmuoti, nes reikia čia 2 rankų. Na, kas? Čia jis taip reaguoja į savo atvaizdą, jisai nepažįsta save, galvoja, kad čia kažkoks tai... Čiagi tu durniukas. Čir, čir, čir. Čir, čir, čir. Čir, čir, čir. Nu, va tokios mūsų gyvenimo akimirkas. Pedro, turiu vieną gyvūną. Va, jis guli čia. O čia šarka. Taigi, labas rytas, nuostabus rytas, saulutė pabiški šviečia, vėjuko nėra, o jeigu yra, tai toks mažas, kad vos jaučiasi. Gražus tie rytai, kai prabundi ir išeini iš laivo. Na, ir einam pažiūrėti, kas pas mumi ten taip garsiai barškinasi. Gau tyliai padarysiu video, kažką papasakosiu gražaus. Čia kažkas barška. Čia barška Linas. Linai, ko tu čia tai barškinės? Kurozanus dariau. Čia pas mumi yra tokia tradicija, kad kurozanus iš ryto vaikams kepa tėtis. Tai jau daugybę metų. Nu, tapo tokia tradicija. Ir mūsų vaikai nemėgsta saldžių kurozanų, jie mėgsta su sūriu ir lietuvišką, būtinai lietuvišką šlapenką, nes kitokį netinka. Ir aš tikiuosi, kad gaunasi po, paskui parodysiu, kaip iškepsi. Gerai. Pirštus galima nusilaižyti. Nusikasti tam. Nusikasti. O čia tavo padėjėjas, ką jis čia veikia? Be šito tai čia nekaip, taigi šitas degustatorius pagrindinis. Supratau. Viską čia paragauja pas mumi. Gerai, laukiam rezultato. Kokius čia tėtis mums iškeps kurozanus. Visada būna labai skanus. Tai ir šiandien turėtų būti labai skanus. Kol kurozanai kepa, einame parodysiu šiek tiek, kaip mes čia gyvename. Štai šią žiemą atremontavau 3 optimistus mažiukus burlaivius, su kuriais mano vaikai. Na, va čia ir mokinasi buriuoti. Iš tikrųjų tai jau nesimokina buriuoti, iš tikrųjų jau tai moka buriuoti, labai gerai moka ir tiesiog kaifuoja. Va čia va, mes turime tokią labai gražią lagūną. Iš tikrųjų, va, matote? Va čia va tokia tikra lagūna. Ir čia tie vaikai mano mokinasi va štai. Čia yra saugu, nedidelis vėjas. Štai kaip čia viskas atrodo. Va, viena mano jachta, antra jachta, trečia jachta. Ten tie 3 mano. Einam pažiūrėsime prie lietuvaičių laivioko. Čia Audrius iš Kauno laiko, iš Kauno iš Lietuvos laiko šitą nuostabų laivioką. Retkarčiais atvažiuoja į Švediją. Na ir su juo keliauja. Kažkada tai, aš neatsimenu, prieš 3 metus atrodo, šitą laivą aš atrestauravau, ištraukiau iš dugno, jisai buvo paskendęs. Aš jį šiek tiek atrestauravau, jį paskui įsigijo Audrius, kuris čia karts nuo karto atvažiuoja. Na ir plaukioja, keliauja su šitų laivioku. Čia senoviškas, medinis, nuostabus, gafelinės burlaivis. O būna va štai ir tokių apleistų. Visiškai apleistas, neprižiūrimas. Na, stovi savo laiviokas. Tai va, einam pažiūrėsim, gal jau iškepė kurozanai mūsų.
Šitą laiviuką eisime šiandieną pakrapštyti. Vakar uždėjau jam saulės panelę. Čia pamatavau vieną iliuminatorių. Norėsiu jį kažkur tai va čia, tik tai dar kol kas nežinau, kaip išgręžti skylę. Blecha, kol kas galvoju. Na, o šiandieną čia pabandysime nudažyti šitą antstato denį, kaip šį pavadinti. Šiek tiek reikia pradėti jau gražinti šitą jachtutę. Parodysiu jums kai ką. Rusiškas herbas jūrinis. Čia priklausė rusiukų šitas laivas. Nu, einam pažiūrėsime į mūsų kruzanus kaip kepa. Ting, 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 ting. Labas rytas. Nu, kaip tie mūsų kruzanai. Wow. Jau beveik gerai. Na, griebkit vaikai po kruzaną. Skanaus. Jaunėtai dar visą laiką tokia būna neprabudus iš ryto. Gerai, einame valgyti. Nu, čia rytinės procedūros. Spa. Tu džiaugis, kad Aistė tavęs nemato, tai čia šitą tau būtų šakės, man taip atrodo. Taigi pradėjom dažyti laivą, kaip ir žadėjom. Pusę jo nudažėm ir pradėjo lyti. Apsiniaukė visiškai, tai toks kaip vakaras pasidarė. Tai nieko nelaukia, iš tikrųjų sugalvojom, paimsim ir plauksime kažkur tai kažkokią salą, gerti alų, kepti šašlyką, gaudyti žuvį, ungurį ir visaip kitaip atostogauti. Na ir dar šitas laivas, Žilvinas atrodo, plauks irgi kartu su mumi. Taigi plaukiam nuotykiauti. Mūsų savaitgalis, kuris prasidėjo ketvirtadienį, įgauna pagreitį ir tęsiasi. Na štai, atsišvartavome. Palikome savo uostelį ten ir šitų sąsiaurių dabar varome į kažkokią tai salą. Iš tikrųjų bandysime rasti vietos toje ledo saloje. Pamenate, kur aš užstrigęs buvau žiemą tokioje apšalusioj saloje. Tai bandysime papulti ją. Štai kažkoks tai darbinis laivas atplaukia. O ten kažkur tai jau nuvaręs ir Žilvys su savo laivu. Triušio laukiame vieno savo tautiečio, tai išplaukiam vėliau. Pagvildenom davai vieną temą. Tai iš tikrųjų alkoholio vartojimas laive. Kaip jūs tai žiūrite? Mes į tai žiūrime tai tiesiog teigiamai, nes iš tikrųjų koks giburiavimas arba ėjimas jūra laivu be alkoholio, alaus ar viskio ar romo, tai iš tiesų yra neįsivaizduojama. O tenka matyti Lietuvoje, tai jums ten šikna, jums tenais policajai stabdo, tikrina girtumą, tikrina teisės ir visokius kitokius dalykus. Tai čia Švedijoje šito nėra. Tiesa, kartais sustabdo ir liepia prasipūsti žvejam. Bet tai iš tikrųjų labai retas atvejas. Na, kartais dar sustabdo vandens motociklus ir šiaip motorinius greitaigius laivelius. Bet niekada nestabdo tokių būrinių. Ir aš kalbėjau su pačiais policajais, kodėl jie taip daro. Policajai tiesiog žino, kad būriniuose laivuose, jachtose visi vartoja alkoholį. Visi, be išimties. Ir daugelis aukštų komisarų, aukštų pareigūnų, policininkų taip pat turi būrinius laivus ir juose gyvena taip, kaip ir priklauso gyventi. O kaip žinia, būrinis laivas tai yra etalonas jūreivystės. Tai su greitaigiais, kateriais, laksto mažvalaikiai ir nelabai kokio tai intelekto aukšto žmonės. Būrinį laivą turi tik tai, iš tikrųjų, aukštesnio išsilavinimo ir aukštesnį intelektą turintys žmonės. Ir todėl policija toleruoja alkoholį kapitonams, kurie valdo būrinius laivus,
Kodėl? Todėl, kad per metus laiko, tarkime, būna tokios suvestinės, kiek padaro nusižengimų būrinių laivų savininkai. Ogi 0. Jie nedaro netgi būdami girti klaidų. Todėl, kad kitas lygis čia yra. Ir policijai visą tą žino, jie patys turi tos laivus ir todėl tiesiog jų nestabdo. Kitas dalykas, jeigu tai ne būrėmis aplamai einančio laivo stabdyti negalima. Tiesiog tokios yra taisyklės. O antras dalykas yra nerašyta taisyklė. Tiesiog policijai tai žiūri pro pirštus, todėl kad žino, kad visuose laivuose būriniuose vartojamas alkoholis ir jie patys tai daro. Taigi va. O iš tikrųjų, lietuvaičiam tai aš nepavydžiu, kada tu negali pakelti bokalo alaus laive, išgerti taurės vyno ar romo. Iš tikrųjų tai yra, taigi, į sveikatą. Ir šiandien vartosime mes daug. Kaip daug? Ta prasme, normaliai. Statysime tinklą, gaudysim ungurį, gaudysim kitą žuvį. Ir tarp kitko dabar pakalbėkime dar apie vieną dalyką. Apie neleistinus žvejybos būdus. Nes daug kas turbūt pasakys, Linai, tai kaip tu dabar brakonieriauji? Ne, aš nebrakonieriauju. Aš darau tai, ką privalau daryti. Matote, kaip yra. Pavyzdžiui, verslininkas su tinklu žvejoti gali. Žinot, kodėl gali? Todėl, kad jisai moka pinigus, atsega nuo kiekvienos žuvies mokestį valstybei ir tada jau jisai netampa brakonierių ir žalos gamtai nedaro. Bet kažkoks tai žmogus, jeigu pasistatys tinklą, tai jisai jau daro žalą. Čia yra nesąmonė. Tai yra tiesiog valdžios pasipinigavimas ir nieko bendro neturintis reikalas su gamtos apsauga. Tarkime, aš nepagausiu daugiau žuvies tinklų, negu aš galiu suvalgyti, todėl jokios žalos aš gamtai nepadarysiu. Todėl aš spjaunu į visą šitą reikalą ir gaudau taip, kaip man patinka. Ir vienintelis dalykas, kuriuo aš vadovaujuosi, tai yra sveikas protas, ir sąžinė. Aš niekada nepagausiu daugiau, negu aš sugebu suvalgyti. Todėl aš gamtą myliu. Tiesiog nesu aš kvailys ir va tai va. Taigi, o kaip čia bus, aš parodysiu vėliau. Taigi, bandomės vytis ten žilvę. Iš tikrųjų, tai dabar čia įdomu švartuotis yra, todėl kad, pažiūrėkite, va štai, mūsų laivas yra va čia va, o čia yra akmenys, va, jie visiškai čia. Bet jų nesimato ir aš turiu išlaviruoti. O ten va, jau čia jau aš negaliu įplaukti, todėl kad čia jau sėsiu ant dugno. Dabar čia yra 4 metrai gylio, o mes turime 2 metrus gylio ir čia jau negalima išlipti, čia aš jau sėsiu. O priplaukti turime va čia už kampuko, jau žilvys atplaukia. Žodžiu, kaip man čia gausis, bandysiu parodyti. Aistė man padės galo, triušis padės iš kito galo, nes ten turbūt reikės mesti inkarą. Kur aš nematau. Žodžiu, bandom. Taigi iš lėto mes bandom įplaukti. Iš tikrųjų čia štai čia matome įlipęs žilvys yra. Ir kaip jisai blogai prisišvartavęs, aš neturiu realiai vietos, kaip prie jo dabar prisišvartuoti. Belemba. Ai. Žodžiu, bandysim derinti dabar su juo, kad pasitraukti gal kažkaip tai. Jo, yra čia ką prisišvartuoti tokį didelį laivą. Bandysime su padrulke užsukti. Leka, kaip man sudėtinga. Aiste! Paduok jiem lyną!
Mes! Nu, dabar darysim viską. Jau musėt, galbūt rankomis. Taigi štai viso švartavimosi proceso nufilmuoti nepavyko. Užtat pavyko dabar nufilmuoti pasiruošybą žvejybai. Taigi, kaip ir sakiau, varysime brakonieriauti ungurį, gaudysim šapalą ir visokius kitokius skanius dalykus. Ir pochui mum ant to įstatymų, nes aš jums parodysiu, kuo skiriasi įstatymas nuo kitų dalykų. Įstatymas, kaip aš jau ir sakiau, yra tik tai tiesiog apmokestinimas, niekuo nesusijęs su gamtosauga. Taigi mes plauksime į aną pusę ir čia statysime kokius 4 tinkliukus ir dar vieną tenais gale. Čia žiemą, kada buvau užstrigęs, aš čia stačiau tinkliukus, tai nepagavau nei vienos žuvies ir man tada čia buvo liūdna, gyvenau ant obuolių čia 2 paras. Tai pažiūrėsime, kaip aš dabar čia pagausiu kokią žuviną, ar ne. Pasakyk Žydriui, tai buvo kolotą paima, ble. Žydriui, kolotą paimk! Pasakiau. Einu, pažiūrėsime, kaip čia moteriškaitės mūsų jau gyvena. Va, nusisuko. Taip, bet matome mes jūsų grožį vis tiek. Tai va, taip ir gyvenam. Pastatėm tinkliuką. Deja, nepavyko mums jo nufilmuoti, kai čia vyko reikalas. Tai dabar grįžtame prie mūsų eskadros. Prie mūsų eskadros prisijungė dar vienas laivas. Ir dabar mes esame jau va taip. Ten jau matau darbakinę veikia. Čia yra Stefanas, švediškas medžiotojas. Turi savo skanėstų fabrikėlį. Na ir toksai mūsų vietinis kulinaras, kuris kiekvieną kartą atplaukęs, daro čia kažkokį tai savo kulinarinį šou iš Žvėrienos. Su juo atplaukė, nepatikėsite, visą krūvą lietuvaičių. Čiana, čiana! Tai va. Man toks savaitgalis, kuris dar neprasidėjo. O mes jau kelios dienos čia. Iš tikrųjų, tai va. Jo, o kas liečia mūsų žvejybą, tai iš 4 tinklų pavyko pastatyti tik tai 2. Aš nežinau, kas vyko. Jie susipynė ir tiesiog iš 4 tinklų mes pastatėm tik tai 2. Na, žiūrėsime, kas ten vyksta. O ten pažiūrėsime, ką chebrytė pagavo, jie jau grįžo iš žvejybos. Taigi prisirišam ir žiūrim. Taigi aš tai išlipau ir einam žiūrėti, ką čia chebrytė pagavo. O chebrytė pagavo. Nechera себе. Pažiūrėkite į šitą starkio didumą. Pažiūrėkite čia mano koja. Pažiūrėkite čia. Tų mažų nefotkių. Jo, sako, tų mažų nefotkių. Bet čia jų yra visa krūva. Eina, Kiek na. paleidom dar. Dar sakė, kiek paleido. Ne, tai tos didžiosios pačius paleido, aš taip įtariu. Jo, pačius didžiosius paleido, čia pasėmė tik tai pačius mažuosius. Valgomus. Jo, tai va, tokia žvejyba. Per porą valandų. Per porą valandų, kiek 10 starkių? Nu, su paleidimu. Bet šitas tai gerulis. Wow. Nu, išėrys toksai kaip koja. Ok, einam žiūrėti, ką ten mūsų chebra daro, kol mes žvejojam. Kodėl aš tai filmuoju? Nu, todėl, kad sakiau, kad parodysiu, kaip mes leidžiame savaitgalius ir tiesiog eilinis mūsų savaitgalis. Taigi dabar žiūrime. Wow. Taigi. Stefan, what's the menu? Wow. We have wild fallow deer and Hasi Disno, which is house
pig, and I made gremolata from O tai va. whatever. It's Yeah. gonna be good. I believe. Taigi, dabar Margas varo žvejoti prie. Žiūrėsime, kas bus toliau. Blin, kokia graži gamta iš ryto. O, lietuvaičiai varo čia Denis, man atrodo. Reiškia, žinot, kas indieniškai reiškia vegetaras? Indieniškai vegetaras reiškia chujovas medžiotojas. Tai vat mes su tokia žvejyba, tai šiandien patapsime tikrai vegetarais. Už tai, kad iš 3 tinkliukų turime tik tai vieną žuvį. Tai dabar ten dar turime vieną pasistatę tinkliuką, tai paskutinė viltis arba tapsime veganais. Bet esmė tai ne žuvise, esmė tai va šitame va momente iš ryto. Šitame gamtos grožyje. Wow. Tai iš tikrųjų žodžiais neįmanoma perduoti. tą reikia pamatyti, užuosti, pajausti. Tai va, ištraukėme paskutinį tą tikliuką. Nu, čia biški šerių yra. Biški karšių yra. Taigi, nenutuksiu. Lašiniais nepauksiu. Na, bet chujovių medžiotojų vegetarų taip pat negdata būti. Šiandieną kažkaip išgyvensiu. Paskui pabandysiu išrinkti ir parodyti, kiek čia yra. O tokie karščiokai, tai džiovinimui yra superinis dalykas. O čia šitie šeriai filiavimui irgi gerai. Na, žodžiu, esmė, kaip sakiau, ne kiekybėje, o gamtos kokybėje, pojūtėje, sąlytyje su gamta, nes... Blemba, pažiūrėkite, koks yra grožis. O dar jeigu paimti triušio grožį, pasirodyti šį savo grožį. Tai va, tai čia iš vis yra. Ja. Nuotykiai mūsų tęsiasi dar. Palauk, tai šiandien šeštadienis prasidėjo? O, tai šiandien prasidėjo savaitgalis. Jeigu ką. Na, tai štai tokie žvejybos rezultatai. Na, nieks negalės pavadinti, kad aš esu vegetaras. Ta prasme, chujovas, medžiotojas. Čia, aišku, neužauginsi lašinių. Bet iš bado taip pat nemirsi. Tai va, einam, pažiūrėsim į kitą puoduką. O, štai toks lydys. O įdomiausias dalykas tai yra va čia, va. Tai parodysim, kaip šitą. O, na čia kokie 8-10 ungurių. Tai va, tai va. Liuks. Na taigi taip, pasibaigė mūsų savaitgalis, mes vėl savo hostelėje, vaikai maudosi, o mes grįžome prie šito laivo dažymo. Tai va taip ir gyvename, biški padirbame, biški patostogaujame, toks ir yra to jūrų Valkatos gyvenimo privalumas. Tiesiog ne gyvenimas, o tiesiog negyvenimas čia. Nežinau net kaip pavadinti. Jo, čia tiesiog sako, eiti pizdės. Na, gerai, ta žodžio prasme. Taigi, iki draugai.